Aš esu Lalita Verdi, astrologas, psichologas ir regresologas. Ir šiandien aš norėčiau pakalbėti apie psichoterapines sesijas pagal vertybėmis grįstą psichologiją. Ir apskritai norėčiau užduoti savo ir jums klausimą. Ar psichoterapija gali sukelti šalutinį poveikį? Šiandien daug dėmesio skiriama teigiamam psichologinio konsultavimo poveikiui, tačiau mažai kalbama apie neigiamus jo aspektus. Norėčiau pradėti nuo apibrėžimo, koksgi psichoterapinis metodas yra ekologiškas, kokie yra tie kriterijai. Ir galėčiau išskirti grynumas, saugumas ir netoksiškumas. Tradicinė vakarų pasaulyježiūra numato, kad psichologinė problema, kuri trukdo klientui gyventi, turi būti pašalinta. Kodėl taip yra? Todėl, kad dauguma iš mūsų gyvena pagal paradigmą, kad aš esu šio pasaulio valdovas. Aš esu savo gyvenimo valdovas. Aš žinau, kas man tinka ir kas man netinka. Ir tai, kas netinka, turi būti pašalinta. Tačiau yra ir kitokia pozicija. O jeigu mes pagalvotume, leistume savo priimti tokią mintį, kad problema yra gyvenimo signalas, kad tai yra gyvenimo pokalbis su mumis, kuris nurodo, kad mes einame ne to keliu, kuriuo turėtume eiti. Įsivaizduokime, kad jūs keliaujate nuo taško A į tašką B nuo vieno miesto iki kito miesto automobiliu. Jūs vairuojate ir čia mygtukas jums pradeda signalizuoti, kad kuras greitai baigsis, kad reikia papildyti kuro atsargas. Tačiau jūsų nuotaika yra tokia, kad mane šita lemputė, jinai man nepatinka. Aš nenoriu tai matyti, aš nenoriu apie tai galvoti. Aš turiu tikslą, kur aš keliauju. Ir aš žinau, ką man reikia daryti. Ir nesvarbu, ką aplinka sako man. Nesvarbu, kokius signalus gaunu. Aš esu savo kelionės valdovas. Ir aš tiesiog užklijuoju šitą lemputę. Aš nenoriu matyti šitą signalą. Na, mes galim įsivaizduoti, kokios bus pasekmės. Ar pavyks pasiekti savo tikslą. O jeigu mes ir savo gyvenimo problemas, savo jausmus, probleminės situacijas priimsime ir leisime pagalvoti, kad tai yra signalas, kuris nori padėti mums, padėti koreguoti savo kelionę. Tada jau yra visiškai kitas požiūris į probleminę situaciją, į probleminius jausmus. Tada tai yra paradigma, tai yra priėmimas nuostatos, kad gyvenimas yra mokytojas, kuris kelia mums iššūkius ir padeda tobulėti. Taigi į vertybėmis grįstos psichologijos metodas padeda suvokti probleminėje situacijoje slypinčią pamoką. Ir per konsultaciją mes praeiname keletą etapų. Pirmas etapas yra probleminių aplinkybių priėmimas. Kitas etapas yra su problema susijusių jausmų priėmimas. Kada šitie etapai praeiti yra teisingai, tada atsiskleidžia pamoka. Ir tada žmogus pats savarankiškai supranta, kokiagi yra esmė visų šitų situacijų. Ir tada jau žmogus gali planuoti, kokius vidinius pokyčius jis turės atlikti, kokia transformacija turi įvykti viduje,
kaip jis turi pasikeisti. Ir tada žmogus gali jau suplanuoti žingsnius savo naują elgesį. Jeigu mes pažiūrėsime į sesijas, psichoterapinės sesijos, kurios dažniausiai yra atliekamos vakarų pasaulyje, tai yra bandymas tiesiogiai pakeisti probleminės aplinkybės, noras spręsti neigiamas emocijas, kažkaip atsisakyti jų, pašalinti, taip, nesuprantant pagrindinės pamokos. Ir pamoka dažniausiai suprantama kaip elgesio galbūt pokyčiai, tačiau ne tokia giluminė vidinė transformacija. Todėl aš kviečiu išbandyti sesijas pagal vertybėmis grįsta psichologija, tai yra ekologiška technika, kuriuo tos sesijos metu jums atsiskleis jūsų gyvenimo pamoka.